Zenonas Imbrasas jau yra suvaidinęs daugiau nei 80 filmų ir serialų. Senjoras yra įkūnijęs daugybę personažų, yra buvęs ir kaliniu, ir gydytoju, ir dvarininku, ir net generolu. Puipos, ką tik tai baigėsi filmavimai, montavimas eina, filmas siurrealistinis, toks ten laukia labai. Černobylis buvo amerikonų serialas, reklamų net neskaičiuoju. Prieš pradėdamas aktoriaus karjerą, Zenonas dirbo fizinio lavinimo mokytoju. Sveikos gyvensenos pagrindais jis vadovaujasi iki šių dienų. Tiesa, su laiku senjoras sako supratęs, kad kasrytinės mankštos vyriškai sveikatai palaikyti jau nebepakanka. Judėjimas, mankštos, visa kita, bet suprantugi, kad nejaunėjam, tai papildai būtinai reikalingi. Papilduose faktiškai koncentruotagi viskas. Pasižiūrėjai, paskaitėjai ir suvalgiai. Ar elgėsi ponas Zenonas teisingai, mes paklausėme gydytojos urologės Jonės Verikaitės, dirbančios medicinos diagnostikos ir gydymo centre Hila. Tai kas yra vyrų sveikata? Vyrų sveikata dažniausiai siejasi su jų lytinė sveikata, kuri keičiasi su amžium, tam įtakos turi ir prostatos sveikata. Kai kurios lygos, žinoma, nepriklauso nuo amžiaus, tai uždegiminės įvairios prostatos lygos, bet gerybinė hiperplazija bei prostatos vėžys, jie turi tiesioginį ryšį su vyro amžiumi. O kas yra prostata? Prostata yra liauka, kurią turi vyrai, ji yra mažajame dubenyje, po šlapimo pūsle, gražiai apgaubia šlaplę. Prostata yra maždaug graikinio riešuto dydžio, ji gamina prostatos sekretą, kuris įeina į spermos sudėtį. Taip pat prostata dalyvauja vyriško hormono testosterono apykaitoje, turi savo funkciją ejakuliacijos metu, tai yra sėklos išsiveržimo metu, ji uždaro šlapimo pūslę. Tai pagrindinės yra prostatos 3 funkcijos. O ar vyrų sveikata skiriasi nuo moterų? Ar negalim išskirti? Žinoma, galim. Kiek moteris turi savo specifinių ligų, tiek ir vyrų. Ir turbūt niekam nepaslaptis, kad Lietuvoje moteris 10 metų ilgiau gyvena nei vyrai. Galbūt dėl to, kad jos ir labiau rūpinasi savo sveikata. Gydytoja, žinom, kad labai daug yra papildų skirtų vyrų sveikatai. O kaip reikėtų juos atsirinkti? Pacientams visada patariu žiūrėti į sudėtį. Žiūrėti į sudėtį, į koncentracijas veikliųjų medžiagų, ar tai yra natūralios, ar sintetinės medžiagos, kiek reikės išgerti tablečių per dieną, ar tikrai pajėgus 3 kartus per dieną gerti, ar ten 4 kartus tos papildus realiai įsivertinti, kur tie papildai pagaminti. Tai sakyčiau pagrindiniai tokie dalykai. Kasdienis maisto papildų vartojimas gali pagerinti vyro organizmo veiklą ir išlaikyti tonusą. Štai peruvinė pipirnė padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Juodasis eleuterokokas padeda palaikyti normalią fizinę ir psichinę būklę. Na, o afrikinė slyva padeda palaikyti prostatos būklę. Toks dalykas kaip afrikinė slyva. Į Afriką nevažiuosi jos pirkti, o prostatai tai labai naudingas dalykas. Stengiuosi, kad maisto papildai mane papildytų reguliariai. Ir pabaigai pono Zenono jaunatviškumo paslaptis jums, mieli žiūrovai. Judėjimas, papildų naudojimas. Visi žinom, aiškinti nereikia. Judi, kraujo apytaka, smegenys gauna daugiau kraujo, dar papildų pavalgai ir laimingas.